Tai jeigu tu kiekvieną dieną arba labai dažnai jauti, kad neturi energijos daryti kažką, neturi energijos eiti į darbą, neturi energijos auginti vaikus, neturi energijos kažką kurti, neturi energijos sportuoti, tai reiškia, kad tu kažkur sekini savo energiją. Dabar kas ta energija? Tai jogai, šamanai, įvairūs metafizikai ir fizikai kalba apie energiją iš skirtingų kampų, bet bendrai paėmus visa tai yra labai paprasta. Įsivaizduok, kad visa tavo energija telpa stiklinėje. Stiklinėje vandens. Jeigu atsikeli ryte, gerai išsimiegojęs, nueini tūliką, padarai savo reikalus, jauties super gerai, tavo stiklinė vandens yra pilna. Tu esi 100%, turi 100% energijos. Jeigu tu neišsimiegoji, atsikėlė jau tik su 80% energijos. Čia tik tais paprastas preliminarus toksai pavyzdys. Tai ką daryti, kad tą energiją neišsekinti visą per dieną, neišspausti paskutinio vandens iš tos stiklinės. Tai šiandien pakalbėsiu apie energiją per 4 skirtingus mūsų kūnus, per 4 skirtingus lygmenis. Pirmiausia yra mūsų fizinis kūnas. Kaip mes galime tausoti savo fizinį kūną? Tai visų pirma sportas, gera mityba, ką mes dedame į savo burną, ką mes valgom, kaip mes valgom, kuo maitinam savo fizinį kūną. Tai galim valgyti labai šūdiną maistą, galim daryti labai blogus sprendimus dienos metu ir pavyzdžiui daryti tai, ko mes nemėgstam. Einu į jogą, nes tiesiog mados reikalas dabar. Ne, jūs turite veikti tai, ką jūs norite. Tu turi daryti tai, kas tau patinka ir tai pakraus tavo fizinį kūną. Turi valgyti ne vien tik tai, kas tau patinka, bet ir tuo pačiu nekankinti save vegetarinę mitybą vien dėl to, kad čia mados reikalas ir dėl to, kad Kristina dabar valgo vegetariškai. Tai pajauskit save ir sportuokit, būtinai turi užsiimti sportu, nes tai labai svarbus dalykas. Kažkokiu, koks tau patinka, gal tu eini aerobiką, gali tą pačią jogą ar pilatesą, gal tu eini kačelkę, pumpuoti savo bickę. Tai palaikyk savo fizinį kūną, nes jis yra labai svarbus tau. Ir žiūrėk, ką valgai. Antras lygmuo po fizinio kūno yra mentalinis kūnas, tai yra mūsų protas. Kuo mes maitiname savo protą? Kokios mintis sukosi mūsų galvoje, pozityvios ar negatyvios? Kokią informaciją mes renkame? Skaitome eilutę bėgančią per žinias, kuri mus skelbia apie kažkokius grėsmingus pavojus, karą ar kažką baisaus ir mes jau keliam savo kortizolį savo organizme ir mentalinį kūną tiesiog sekinam, tą stiklinę vandens tiesiog tuštinam vien dėl to, kad apsikraunam reikalais, kurių mums nereikia. O galbūt mes skaitom grožinę literatūrą, galbūt mes domimės menu, galbūt mes skaitome ar klausomės tų žmonių, kurie yra labai aukštos energijos ir kurie pasakoja apie tai, kurie dalinasi su mumis informacija, kuri yra labai vertinga ir pakelianti mus. Tai tada mes tos stiklinės vandens arba kitaip vadinamos energijos mes nesekinam. Tai labai atidžiai atsirink, su kuo tu bendrauji, apie ką tu bendrauji. Kokią dalį tavo dienos užima negatyvios mintis ir negatyvūs tekstai ar negatyvi informacija, nes kitu atveju čia nieks atėjęs tau nepadės. Trečias yra emocinis kūnas. Jeigu pažiūrėtumėm į mūsų energiją ir jos sekinimą arba pasipildymą per emocinio kūno prizmę, tai paprastai kalbant, sakyčiau, kad reikėtų stebėti save, kokiomis emocijomis kasdien mes gyvenam. Ar mes einam į darbą, va taip, per sukostus dantis ir sakom, viliombo, vėlį to darbo, tai mūsų emocijos blogos. Jeigu bendradarbė mus nervuoja ir mes ją neišsakom, sakom, jo, viskas gerai, nėra niekas gerai. Reikia sakyti, kad nėra gerai, nes mes savo emocijas bandom sufeikinti, pameluoti, apgauti. Savęs neapgausim, kitus galbūt galim, bet savęs mes niekaip neapgausim. Ir apsimetinėdami tuo, ko mes nesam, užsidėdami rūbus, kurių mes nemėgstam, mes sekinam save. Darydami veiksmus, kurių nemėgstam, mes savo emocinį kūną tiesiog iškraunam, išdreininam tą vandenį, išpilam jį lauk tarsi per kiaurą stiklinę. Todėl labai stebėk save, kokiomis emocijomis tu kasdien gyveni, kokie jausmai viduje, ar baimė, kaltė, gėda, nerimas, širdgėla, yra kasdienės tavo emocijos? Ar tavo kasdienės emocijos yra džiaugsmas, lengvas džiugesys, noras dalintis su kitais, noras judėti? Ką tu patiri? Ar tu patiri meilę savo viduje? Ar tu jautiesi saugus šiandien? Ar tu nejauti gėdos ir kalties? Ar tu priimi savo kūną toks, koks jis yra? Visa tai gali pakrauti tavo stiklinę vandens arba tavo energiją, arba visa tai gali tai išsekinti. Ketvirtas kūnas yra, pavadinčiau jį energetiniu kūnu.
ir tai šiek tiek subtilesnis, bet taip pat veikia lygiai taip pat kaip ir pirmi 3. Tai su kokios energijos arba kokių vibracijų žmonėmis tu bendrauji. Jeigu tu bendrauji su žmonėmis, taip vadinamais liaudyje energetiniais vampyrais, tiesiog ateina kažkas tau pasakojasi savo istorijas, kaip jam blogai gyvenime, kaip jo katinas serga, bet tu niekaip negali jam padėti ir jis niekaip nenori priimti tavo pagalbos, tai reiškia, kad jis tiesiog maitinasi tavo energiją. Jis 10 žmonių papasakoja savo blogą istoriją ir jis pasimaitina tavo dėmesiu, nes tu suteiki dėmesį, o tai dėmesys yra energija. Tu suteiki savo energiją tam žmogui vien jo klausydamasis ir taip save išsekini. Lygiai taip pat tu gali pasimaitinti, ko labai nerekomenduoju. Tu gali visiems bėdavotis ir pasakoti, kaip tau blogai. Ir iš to žmonės tavęs klausysis ir tada gausi labai daug energijos. Tai iš esmės dabar aš gaunu iš jūsų energiją. Tai jeigu tu klausaisi šitą video, tu duodi man energiją, nes tavo dėmesys eina man. Tai iš esmės aš maitinuosi taip energiją, bet skirtumas nuo to, kad kažkas skundžiasi, o kažkas pasakoja tai, kas gali būti tau naudinga, yra labai didelis. Nes tuo pačiu metu, kai tu maitini mane savo energiją, tu gauni iš manęs energiją, nes tu klausaisi informaciją, kuri gali būti tau labai vertinga tavo gyvenime. Tai čia vyksta labai gražus mainai tarp energijų. Tu duodi man, aš duodu tau. Tai čia yra labai gražu. Tai labai atkreipkite dėmesį per visus šituos kūnus. Tiksliau labai paprastai stebėkit, su kuo jūs bendraujat, apie ką jūs bendraujat, ką jūs valgot, ką dedat į savo burną, kokiamis mintimis jūs kasdien mintate, arba ką jūs valgot mintimis, kokiose emocijose ir kokiose būsenose jūs gyvenat. Nes visa tai ir yra jūsų energija, jūsų stiklinė vandens, kurią gali turėti pilną ir iš jos duoti kitiems, nes turit perteklių, arba gali turėti ją pustuštę ir visada jos trūks, nenorėsit nieko daryti, niekas nevyks. Tai jeigu tavo gyvenime tau trūksta energijos, tiesiog labai paprastai pagalvok apie tai, ką tu darai su ta energija. Linkiu tau turėti kuo daugiau energijos ir gyventi gražų gyvenimą. Sėkmės ir gražios tau dienos.